Man labai smagu pasidalinti tema, kuri yra man beprotiškai arti širdies. Aš turbūt gyvenu ir kvepuoju šiuo metu tuo. Norėsiu galbūt parodyti mūsų gerasias patirtis, kaip mes įsivaizduojame tvarią architektūrą ateityje, kaip mes integruojame žiedinę ekonomiką, medžiagų pernaudojimą ir kokia svarbi yra iš tikrųjų pastatų transformacija. Pati esu architektė, tvarumo konsultantė bei inovacijų ir skaitmenizacijos konsultantė. Velene Molecule. Mes esam kiek nestandartinis architektūros ofisas, mes dažnai savęs nevadinam vien tik architektais, mėgstame labai eksperimentuoti, esam galbūt inovatoriai savo srityje. Ir kaip mes vadiname, turime 3 atomus. Vienas iš mūsų atomų yra galbūt standartinė architektūros studija, darome inžinierių darbą šiek tiek sudėtingesnį ir įdomesnį, bandome įvykdyti tvarumo vizijas, projektuojame, tai ką esame įpratę matyti architektų studijose. Kitas iš mūsų atomų yra Lene Circular Advising. Tai yra konsultantų komanda, kuri daro tvarumo strategijas, žiūri egzistuojančius pastatus, bando ieškoti jų potencialo, matuoja, koks yra CO2 emisijos pastatų, dirba su savivaldybėmis, dirba su reglamentais, daro naujus standartus. Jie labai arti integruoti prie mūsų architektūros departamento. Kartais projektai gimsta pačioje pradžioje, tenai, kai mes ieškome vizijų, kartais tai vyksta kitų būdų. Ir turime komandą Lene Up, kadangi dirbame daug su medžiagomis ir jų pernaudojimu, su kuriuo nedirbome prieš tai, mes turime komandą, kuri gilinasi į metodiką, kaip mes galime pernaudoti medžiagas alternatyviais būdais. Tai yra būtent komanda, kurie fokusuojasi į naujas metodikas ir inovacijas ir kaip mes jas galime integruoti projektuose. Mūsų komanda tikrai visi vedami labai didelių ambicijų, turintis labai didelę misiją ir visi tikintis, kad turime padaryti, ką tik galime pakeisti ateitį, kol žiūrime. Kaip mes dirbame ir kodėl. Man atrodo, šie skaičiai labai gerai parodo, į kokią ateitį mes žiūrime. Iki 90-ojo dešimtmečio mūsų bendros CO2 emisijos buvo apie 780 gigatonų CO2. Po 90-ojo dešimtmečio, per 30 metų, mes jas padidom beveik 60%. Tai mums parodo, kad mes žiūrime į situaciją, kurią iš tikrųjų yra labai sunku pakeisti. Industrializacija, mūsų naudojimo ir resursai didėja nepaprastais greičiais. Kaip mes galime tai pakeisti? Daug kalbame apie Paris Agreement, the European Green Deal, taxonomy, kurie yra labai transformaciniai veiksmų planai ir bandome vykdyti skirtingas misijas. Taip pat žiūrime į tvarumą nacionaliniais lygmenimis. Vien Danijoje nuo šių metų iš tikrųjų turime reglamentą, kuris sako, kad nauji pastatai turi atitikti tam tikrą target value, tai yra 12 kg CO2 per kvadratinį metrą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes jau turime žiūrėti, kaip mes statome pastatus, mes tai turime raportuoti ir mes turime jau vykdyti tam tikras iniciatyvas, kad pastatai būtų tvaresni. Apie tai yra kalbama ir europinių lygmenių, kas greičiausiai bus vykdoma nuo 27 metų. Ką tai reiškia, kai kalbame apie statybų industriją? 70% Europos išteklių yra naudojamų statybos industrijos. 40% mūsų išmetamų CO2 emisijų yra būtent iš pastatų. 40% mūsų atliekų yra iš statybos industrijos. Mes visi nešamės beprotiškai didelę atsakomybę, tuo pačiu labai įdomų iššūkį, kaip mes galime tai pakeisti. Danija, kuri yra panaši savo dydžiu Lietuvai, vien per metus pagamina apie 12 milijonų tonų atliekų. Statybų industrija naudoja 10 milijonų tonų atliekų. Tai reiškia, kad atliekų turime daugiau negu naudojame resursų. Ką mes apie tai galvojame, kad turime labai didelį potencialą pernaudoti atliekas
į statybinės medžiagas. Kas dar labai svarbu yra paminėti, kad daugiau negu 11 milijonų pastatų Europoje yra tušti ir negyvenami. Mes statome papildomus kvadratinius metrus, bet mes turim beprotiškai daug tuščių kvadratinių metrų. Kodėl mums jų nepanaudojus? Ką mes apie tai galvojame? Na, neturėtume statyti iš viso. Na, dažnu atveju vis dėlto griauname ir statome, bet jeigu turime statyti, galbūt galvokime, ar galime panaudoti pastatus, kuriuos jau turime, juos transformuoti, renovuoti ir taip išsaugoti CO2 emisijas. Jeigu vis dėlto dėl tam tikrų funkcinių iššūkių mes turime nugriauti pastatus, galbūt galima sukurti žiediškas statybvietes ir naudoti medžiagas būtent tenai. Na, o jeigu vis dėlto turime statyti naujus pastatus, galbūt galime naudoti atliekas kaip statybinės medžiagas, galbūt galime naudoti medieną kaip statybinę medžiagą arba kitas organinės medžiagas, kurios turi labai žemas CO2 emisijas. Form follows availability, tai tam tikra mūsų vizija ir misija. Mes projektuojame ir dirbame šiek tiek kitaip, kai dažniausiai architektai projektuoja pastatus ir parenka medžiagas jau po to. Ką darome mes pirmiausia žiūrime, kokias medžiagas turime ir kaip mes jas galime panaudoti ir projektuojame būtent tokiu principu. Projektus vykdome jau nuo 2011 metų, kai apie tvarumą buvo kalbama labai mažai, na, tai buvo tik idėjinė misija. Pradėjome nuo visiškai eksperimentinių projektų ir jų skalė, kompleksiškumas ir dydis vis augo, nes, nu, tai irgi daro didžiausią poveikį. Kai kalbame apie tvarumą, labai svarbu paminėti, kad tai yra ne tik medžiagos. Tai yra, kad turime kurti bendruomenės, kad turime ieškoti atsinaujinančių šaltinių, kad turime kurti patalpas, kurios prisideda prie mūsų sveikatos. Turime būtinai atsižvelgti į bioįvairovę, kurią naikiname, apie mobilumą. Tai yra daug skirtingų faktorių, kuriuos mes visą laiką dedame į tvarumo strategijas, kai kuriame projektus. Kalbant apie medžiagos, kokios medžiagos turi didžiausias CO2 emisijos, tai yra visos sunkiosios medžiagos, tokios kaip betonas, metalas, stiklas. Jeigu galime rasti alternatyvų būtent šiom medžiagom, mes jau galime padaryti iš tikrųjų labai daug. Kaip mes pradedame dirbti, mes pirmiausia darome išteklių medžiagų žemėlapius. Tai yra vienas iš projektų. Tai seniau buvo industrinis rajonas, kuris turėjo būti konvertuojamas į gyvenamąjį rajoną. Mūsų užduotis buvo panaudoti senus industrinius pastatus ir paversti juos į bendruomenės namus. Ką mes darėme pirmiausia, mes bandome visada identifikuoti, kokias medžiagas mes turime, kokius kiekius turime, ką tai reiškia CO2 emisijom, ką tai reiškia kiekiais, kokią galbūt ekonominę naudą mes turime. Tai mums padeda identifikuoti, kokiosgi medžiagos, kurios turi didžiausią potencialą. Tai dažniausiai 5 žaidėjai, kurie būna beveik visose projektuose, yra betonas, armatūra, plytos, metalas, stiklas, vėlgi, sunkiosios medžiagos. Tai kaip pat atrodė industriniai pastatai prieš tai, kur buvo laikomas vaisiai ir daržovės. Mūsų architektų akis, ką galbūt kiti matytų, ar tikrai yra potencialo šitose pastatuose, galbūt tiesiog griauname, sumalame, pernaudojame betoną. Taip. Mūsų akis sakė, tokių betono detalių, mes jau negaminame. Jeigu gamintume, tai kainuotų beprotiškai daug, mes tame matome daug potencialo. Būtent šie elementai buvo pernaudami vidaus ir išorės erdvėse, ką matome, tai yra pernaudotos metalo konstrukcijos. Taipogi vienas iš įdomių faktų buvo pernaudoti laiptai iš senų pastatų, kas realiai nustatė, kokio aukščio bus pastatas. Tai būtent tas principas form follows availability, kad mes pirmiausia žiūrime į objektus, kuriuos turime ir projektuojame iš jų. Tai viską, ką matome, tai yra gan specialios erdvės, vidaus erdvės, kur augina daržoves ir vaisius, ir tai veikia kaip bendruomenės namai. Žmonės atėję ten, jie mato ne tik istoriją, kurios turime medžiagą. Ten vyksta koncertai, jogos pamokos, žmonės turi vakarienės prie ilgų stalų, vyksta flea marketai. Tai šiais metais iš tikrųjų apdovanojimą laimėjęs projektas kaip kuriantis bendruomenę objektas, labai pasiteisinęs.
Koks jo poveikis? Žinoma, unikali istorija ir tapatybė, bet kas yra dar įdomiau, kad buvo pernaudota beveik 33 000 kubinių metrų užteršto betono. Pionieriškos žinios apie statybas iš išvalyto ir antrą kartą panaudota anksčiau PSV užteršto betono. Kitas labai įdomus projektas, kur iš karto turbūt atkreipia dėmesį į savo fasadus, tai yra vienas iš pirmųjų mūsų projektų, nuosavųjų namų kompleksas, kotedžai, gyvenamieji namai. Klientas turėjo pakankamai daug egzistuojančių pastatų senose Carlsberg gamyklose, kurios turėjo būti nugriaunamos. Mūsų užduotis buvo sugalvoti, kaip tas medžiagas iš pastatų, kurie bus nugriauti, mes galėtumėm recirkuliuoti į naujus pastatus. Plytos buvusios senose pastatuose. Dabar, ką mes su jomis darytume, mes bandytume jas nuvalyti, atskirti ir panaudoti taip naujose pastatuose. Įdomių žinių fragmentas, kurį mes sužinojome šitame projekte, kad po 70-ojo dešimtmečio statytose pastatuose į skiedinį buvo pilama beprotiškai daug cemento. Ką reiškia, cementas buvo stipresnis už plytas. Mes jų atskirti negalėjome. Ką mes sugalvojame, kodėlgi neišpjovus sienos dalių ir sudėjus jas į naujus fasadus. Matome vaizdinį iš production site, tai buvo sudėti į sandwich elements, paneles ir sudėti ant naujo pastato fasadų. Dar labai įdomus faktas, kai dirbame su pernaudotomis medžiagomis, yra būtent šiame projekte mums buvo pakankamai sunku gauti statybos leidimą. Kodėl? Mes nežinom, kaip galutinėme rezultate tai atrodys. Tai reikėjo pakankamai daug įkalbinėti pirmą kartą savivaldybę ir klientą, kad turime tai daryti. Galutinėme rezultate visi buvo beprotiškai laimingi ir patenkinti rezultatu, kas reiškia, dabartinėse mūsų projektuose mes daug lengviau galime gauti statybų leidimus, nes jie jau gan pasitikė mūsų vizijoje. Dabar projektai atrodo pakankamai kitaip, labai apželdinti. Kas dar įdomu, projekte buvo kreipiama labai daug dėmesio į bendruomenę ir į bioįvairovę, kaip sukurti žaliasias erdves projektuose ir kaip jas būtų galima panaudoti. Danijoje yra labai populiarus konceptas sodo namelių mieste. Tai yra maži nameliai, kur galite auginti daržoves ir vaisius, jie yra miesto erdvėse, jų yra nepakankamai daug, kiek yra norinčių. Ką mes sugalvojame perkelti būtent šios namelius ant pastato stogų. Tai žmonės turinčius butus tenai, jie gali naudoti tos namelius ir jie labai aktyviai yra dabar naudojami kaip dirbtuvės, žmonės augina vaisius ir daržoves, būrėsi ten, yra keli nameliai skirti keistis daiktams, žmonės atneša, palieka savo nenaudojamus daiktus ir taip toliau. Ką tai reiškia CO2 emisijom, tai yra labai didelis pernaudojimas atliekų į statybinės medžiagas, tai reiškia didelius kiekius CO2 sutaupimo, iki 86% CO2 sutaupimas langams, medžiui ir per kvadratinį metrą. Kas dar įdomu, būtent šiuose pastatuose, lyginant su kitais pastatais šiame rajone, mes matėme, kad yra labai mažas laisvų skaičius dėl labai stiprios bendrovės. Šie butai yra nuomojami ir žmonės iš ten nesikelia. Jiems patinka ten gyventi. Jie mato, jie jaučia identitetą tų pastatų, jie save susiję, jie turi tenai bendruomenę. Ką dar dažnai gaunam klausimą, ar šie projektai kainuoja daugiau? Ne, nebūtinai. Šis projektas buvo pastatytas su šiek tiek žemesnė negu numatyto biudžeto kaina. Kitas projektas šiek tiek kitoks, statytas labai panašiu laiku, fokusuotas irgi į antrinį medžiagų pernaudojimą, tai yra pernaudotas betonas, pernaudota mediena, pernaudoti langai. Kas dar įdomu, šiam pastatam buvo bandoma suteikti kelias funkcijas, kad jie atliktų ne tik gyvenamojo namo funkciją, bet juose galėtų steigtis ir verslas. Namai yra padalinti į dvi pusės. Pirmuosiuose aukštuose gali steigtis verslai, jie turi ugniai atsparias sienas, kas reiškia, kad vieno pusėje galime gyventi, o kitą pusę galime arba išnuomoti, arba patys steigti verslą tenai. Būtent šiuose erdvėse matome taipogi pernaudotus langus. Šis principas pasirodė pakankamai populiarus, jau dabar galima matyti mažas architektūros studijos, jogos klases, kurios steigiasi pirmuosiuose aukštuose, žmonės gyvena kitose pusėse.
Projekte buvo naudojama beprotiškai daug antriniai pernaudotų medžiagų, tai nuo medžio vidaus erdvėse iki betono nebuvo naudojama jokių dažų ir filerių, mes norėjome palikti labai sąžiningą interjerą ir tikrai yra žmonių, kurie tai patinka, kuriem patinka matyti pastato istoriją, identitetą, iš ko jis kyla. Ir žinoma, aš labai dažnai galvoju, ar tikrai mums reikia visų apdailos medžiagų, ar tikrai mums reikia gipso lubose, ar mes galime padaryti mūsų interjerus šiek tiek labiau sąžiningais ir matyti estetiką tenai. Būtent šis projektas tai ir parodo. Pernaudoti langai, viena iš mūsų inovacijų, kurią naudojame daugelį savo projektų. Surenkame langus iš skirtingų projektų, žinoma, kad langai yra keičiami labai dažnai ir dažniau negu jų yra gyvavimo ciklas dėl energetinio efektyvumo. Ką mes padarėme, mes radome technologiją, kaip juos pernaudoti ir sudėti skirtingus paketus ir padaryti stiklo fasadus iš jų, taip pat tapo jau simboliu mūsų projektuose. Buvo išsaugoma 914 tonų atliekų ir labai dideli CO2 emisijų išsaugomai dėl medžiagų pernaudojimo. Jeigu vis dėlto mes turime nugriauti pastatus, ar galima sukurti žiediškas statybvietes? Tai mes bandome padaryti būtent šiame projekte, tai yra vaikų darželis, turintis SWAN irgi sertifikatą, labai daug dėmesio buvo skiriama medžiagomis ir funkcionalumui, bet šio pastato vietoje prieš tai buvo kiti pastatai. Dėl jų funkcinio atitikimo jie turėjo būti nugriaunami. Mūsų misija buvo sugalvoti, kaip medžiagas į senųjų pastatų recirkuliuoti naujose pastatuose. Dėl to labai kiekvienas iš šių fasadų turi skirtingas medžiagas. Mes vėlgi identifikavome, kiek turime betono, kiek turime plytų, kiek turime stogo čerpių, kokius testus turime padaryti, kad galėtumėm jas pernaudoti ir kaip mes jas galime pernaudoti. Kas labai įdomu, kad šios medžiagos buvo pernaudojamos statybvietėje, jos nebuvo vežamos į kažkokį production site, ar tenai nuvalomos ir vežamos, tai išsaugo vėlgi daug emisijų transporto atžvilgių ir padarė visą statybvietę daug efektyvesnę ir buvo pernaudojamas netgi medžio konstrukcijos tam tikrose erdvėse, kas pakankamai sudėtinga, bet mūsų nuomonė, jeigu randame tas funkcijas, kuriuose tai gali veikti, vėlgi tai pernaudojame netgi tokius keistus objektus iš buvusių pastatų vaikų žaidimo aikštelėje. Labai įdomus irgi galbūt faktas, kad atradome pakankamai efektyvius ir optimalius metodus, kaip pernaudoti plytos, kurie dabar yra plačiai naudojami visoje industrijoje. Tai vienas iš šių projektų, visą metodiką buvom labai atviri apie tai ir kitos kompanijos galėjo pernaudoti būtent šią metodiką. Vėlgi, netgi 66% atliekų buvo išsaugota vystytojų, kurios kitų atveju būtų išmestos ir būtų tapusios atliekomis ir dideli CO2 emisijų išsaugojimai. Buvo beje daug dėmesio irgi skiriama sukurti labai funkcionalias erdves, buvo įtraukta bendruomenė, buvo kalbamasi su darbuotojais, kokius iššūkius jie turi ir kaip tas patalpas paversti funkcionaliomis. Vienas iš kitų projektų, kalbant apie transformaciją, tai yra Berlyno centre bus statomas projektas, kuris anksčiau buvo prekybos centras. Mūsų užduotis šalia buvo mašinų stovėjimo aikštelė, kurią buvo norima nugriauti ir buvo norima pastatyti dar vieną papildomą pastatą. Ką mes darėme, mes bandėme įtikinti klientą, kad jis turi išsaugoti mašinų stovėjimo aikštelę. Kodėl? Pirmiausia, identifikavome, kokias medžiagas turime dideliais kiekiais, kokias medžiagas turime geros kokybės ir kaip mes galėtumėm tai pernaudoti. Kas svarbu, kalbant apie transformacijas ir pastatų funkcijų pakeitimą, mes žinome, kad laikančiosios konstrukcijos ir fasadai
gali užimti net iki 80% visų bendrų pastato CO2 emisijų. Tai yra beprotiškai didelė dalis. Jeigu galime transformuoti ir išsaugoti pastatus, tai yra tvariausias sprendimas, kokio tai galime imtis. Ką mes sugalvojame, kadangi, kaip žinome, mašinų stovėjimo aikštelės turi gan žemas perdangas, pastatas turėjo tapti ofisų erdvės, viešbučiai, komercinės patalpos. Mums aukščio neužteko. Ką mes sugalvojame padaryti? Išpjauti kiekvieno antro aukšto perdangas, taip atverti aukštus didesniem aukščiam, o tas perdangas iš mašinų stovėjimo aikštelės pernaudoti naujame pastate, kurį klientas norėjo perstatyti. Jį dėdamas ant medžio konstrukcijų. Taip sukūrėme statybvietę, kurioje medžiagos recirkuliuoja. Dar vienas iš įdomių faktorių, kadangi turėjome taip pat panaikinti dalį laikančiųjų konstrukcijų, tokių kaip sijos ir kolonos, mes sugalvojame jas panaudoti fasados ir taip laikyti fasadus. Taipogi langai bus pernaudoti kaip ir kitose projektuose ir galbūt viena iš įdomesnių inovacijų, kadangi tame pačiame saite buvo prekybos centras ir jie labai daug turėjo eskalatorių, kaip žinome, prekybos centruose. Ir vėlgi mes galvojame, tai yra metalas, vėl sunki medžiaga, kaipgi mes alternatyviai galime tai pernaudoti ir mes sugalvojame eskalatorių laiptus pernaudoti fasaduose. Tai tikrai atrodo gan įdomiai, bet vėlgi edukuoja ir mums pasako šiek tiek apie, kas buvo būtent toje vietoje prieš tai. Būna tokių situacijų irgi, kai turime statyti ir projektuoti naujus pastatus. Ką mes darom tuo atveju? Mes bandome statyti iš atliekų, iš medienos arba kitų organinių medžiagų. Vienas iš mūsų projektų, kuris dabar yra statomas ir bus baigtas rugsėjo mėnesį, tai yra 21 aukšto medžio konstrukcijos pastatas, pirmasis toks Skandinavijos šalyse, nes medžio konstrukcijos tokio aukščio pastatuose dar nebuvo naudojamas. Tai buvo daug iššūkių turintis projektas, ne vien dėl to, kad tai yra medžio konstrukcijos, bet jis turi daug apvalių formų, naudojame labai daug taipogi pernaudotų medžiagų ant fasadų ir pastato viduse. Naudojame netgi tokias medžiagas kaip vėjo malūnų sparnai. Danijoje, mes žinome, yra labai daug vėjo malūnų, kurių sparnai turi būti keičiami greičiau, negu jų yra gyvavimo ciklas, vėlgi dėl jų efektyvumo. Kas yra daroma su tomis atliekomis, jos yra arba vežamos į Vokietiją, arba kasamos į žemę. Vėlgi galvojame, kaipgi galime parodyti, kaip mes alternatyviai galim tai pernaudoti. Mes sugalvojom tai panaudoti fasaduose, pastato fasaduose, kaip apsauga nuo saulės. Ant viso fasado naudojam pernaudoti metalo lakštai, langai, pernaudotos tekstilės ir dar daug kitų inovacijų. Su kuo mes susidurime, kai turime tokias naujas situacijas, kai bandome statyti 21 aukšto pastatą iš medžio konstrukcijų, taipogi medžio kasetės ant fasado. Mes turėjome daryti vienas prie vieno taip vadinamus mock-upus, siųsti universitetus, juos deginti, žiūrėti, per kiek laiko jie dega ir gauti visą dokumentaciją ir įtikinti klientą, kad galima statyti iš medžio, galima statyti iš perdirbtų medžiagų, galima naudoti vėjo malūnų sparnus ant fasadų. Pastato fasadas šiek tiek įdomus, kadangi projektas vadinasi TRI, kas yra medis, inspiracija kilo iš medžio žievės, tai bandome atkartoti medžio žievės formas fasaduose su langais ir aliuminio lakštais. Projektas bus baigtas dabar rugsėjo mėnesį. Vėlgi, naudojant medį ir perdirbtas medžiagas, labai didelės CO2 emisijų taupimas. Ką išmokome? Novatoriškas aukštų medinių pastatų statyboje mes dalinsimės tą patirtimi su kitomis kompanijomis, kad galėtume statyti daugiau ir aukščiau iš medžio. Mums nepakankama arba greit nebepakaks ploto, kurį turime. Turime vis dėlto statyti ir į aukštį. Mūsų inovacijos ir kokį poveikį tai turi, mes žinome, kad su medžiagomis kaip medis, plytas, stiklas, betonas ir metalas mes galime sunaudoti iki 90% CO2 emisijų. Potencialas yra beprotiškai didelis ir kodėlgi mes neturėtumėm to daryti.
Ką turime padaryti? Turime pakeisti kai kurios dalykus. Mums reikia naujo statybų kodekso, nes tai tikrai yra iššūkis, stabdantis mus naudoti pakartotinės medžiagas. Turime turėti CO2 mokestį. Turime paspartinti statybas iš perdirbtų medžiagų. Turime paspartinti statybas iš biomedžiagų, ne tik medienos. Turime rasti alternatyvius metodus. Mediena irgi yra resursas, kuris yra ne taip greitai gaunamas. Privalome turėti medžiagų depozito schemą, kuri įpareigotų įmonės priimti savo medžiagas atgal po panaudojimo. Privalome sustabdyti griovimus ir sukurti naują saugojimo kategoriją, išsaugant klimatą. Mes neturime kitos žemės. Mums reikia politikų, kurie imtųsi veiksmų ir dirbtų ties naujais reglamentais. Ir privalome turėti 100% atsinaujinančią energiją. Dabar turime padidinti savo ambicijas ir sumažinti CO2 kiekį. We cannot predict the future, but we can invent. Negalime pakeisti ateities, bet mes tikrai galime ją įtakoti ir imtis veiksmų individualiai. Ačiū.